visiems susirinkusiems. Didelis dėkų mūsų folkloro ansamblių Kermušė. Tikra džiaugus, kad turim vyto tokius lobius, kad su katras ani dalinas. Nelaik užspaudint, kad tik savo duodi didelims, duodi mažiems ir visiems kitiems, kad ir tas to nori. Kodėl rašau savo kalbą baraštį? Juk sunkia. Gal kad dingst ana muni iš pometis, divaliau iš atmintys. Iš garų, kap kokį sunką, iškau kokį žodį į nabrondu. Tik znoksto vyto nubalis, kap mėri motina pamislijau, ka amen. Ka nesukum daugiau, napsusišnekėtų. Ka įkūns, kap kilnu paširdžių liki gerklės. Dūna, pins, kap verp žodė. Kap iš visą lėšas, neapgirdėsiu į atmintis aptems, apmirs daiktą, laiką, vytas, veizėsiu atgal, kur mano gyvenims į bovis. Vo matysiu tik vynus skyvitus suplėšytus. Viktorija Daujotytė Daujotė. Žemaityną. Kėla idėja jau senoka, kad reik mūsų vakus mokyti žemaitišką, kad reik patims. Man teb įkreta į atmintį, mūsų šviesios atminties mokytos Vincas, sakė, sunkiausia įmokyti žemaičių. Tai mes čia jau prieš kelis metus esam pabondėlimu, to daryti konferencijų. Tada aš džiaugus, tą atver vaką aš nek žemaitišką. Atvažiuoju iš Rietau, mas tak tep nepaskaito. Taigi, mes atsilipėm į žemaičių draugėjais norą prisijungti prie to, kad iš 24 metai jį paskelbti žemaitišką raštą metas. Prie to prisijungi Rietau savivaldybė, likėtas aplinkinis Kelskos savivaldybės. Taigi, kad žinom, kad mes kožną met darom savo tom ferišką sueigą, tai mes čia įsucieravojom tokį tom projektą, kad na kožnam suprast žemaičių raštą, ale pabundykiam. Nu, ir tad ta bendruomenės mūsų valdyba tikrai nor da pabudyti, nors truputį prisiliesti prie savo tokios, kaip sak, narmontaitį, ka mūsų tarmė ir na grubi, ale rupi, prie tos žemaitiškas. Taigi, į tas vat mūsų projekts apim kelistus renginius. Kūrėm ton žemaitiškus eilėraščius. Aš džiaugus, kad atsirado žmonių ir iš Rietavo, ir iš Tverų, rytų apdovanosam. Rašėm diktantą. Tai žinokit, kad pradėjai tą puoselėtojų tos žemaičių kalbos skaityti ton diktantą. Taip aš sėdu ir klausaus. Nu, Rudus, kas tas į žemaitišką, ne? Kas tas į? Juk suprantam, puikiai suprantam. Aš dabar pakartosiu tus pačius žodžius. Kad ta mūsų žemaičių roda, iš pradžių ką ponė atrodo, ne? Paveis, drabužė graži, žodė neblogi, bet ką labiau įsigėlinti, ką matą, kap smeton sumpinį. Tik paviršės. Ir kol pats to nepamėginė, aš da galvodavau tikrai, kad aš da moku vien keletą antrą ton žodį. Da pašnekėti šiandien. Ale parašyti, žinokit, į parsigundau. Ir pasakykime, gal taip, kai pradėjai skaityti, aš paskaitysiu porą sakinių ir pasiūlyčiau visi jausti. Šiandien ukulelę, lygu baltyje ratė, atrasiau po dongų. Kam kitur gali įveizėti tik visokiausių plaukų padarėlių, tai reik tik veizolus pakelti į mislis paliusų. Ir
aš nusėdu, galvoju, skraidom man tos mintis, tas padebesės, o apie ton rašymą, nu, o klaidų, žinokit, bijau jums. Bet aš narodys, kaip čia buvau džiaugus, kad ateitų žmonių, džiaugus, ką padarėm. Ir labai džiaugus, kad atėjau čia vakar jumis į mūsų konferenciją, būkiam tikrai įtvirti Žemaitę. Džiaugus, kad mes turim svečių. Rietaus savivaldybės vicemerė Kristina Krasauskienė. Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas profesorius Algirdas Žebrauskas. Davins toks labai, ką pasakyti, nerandu žodį. Nu, baisiai geras tos žemaičių kalbos puoselėtos profesorius daktaras Juozas Pabrėža. Žvalgaus po salį turėtum dar būti porą pranešėjų iš Kretingos. Jeigu neprisistatė, tai pasirodykite. Nu, turėtum būti, bet aš nematau. Tai gal palaukiam, gal atsiras dar. Taigi, sveikinu, kad atėjo mūsų klebonis Aivars, mūsų seniūnas Antanas ir visi jumis, tims, katrims rūpta žemaičių kalba, ar voda, kaip čia sakyti. Ir noriu, kad pasiklausytumėt pranešėjom, katrus mums skaitys Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas profesorius Algirdas Žebrauskas, mums paskaitys apie užmirštą Žemaitėją. Ir antras pranešėjimas pakol kas tai bus profesorius daktaras Juozas Pabrėža, taip, žemaitių kalba keravojams ir tvirtinėms. Nu, aš noriu palinkėti jums gerą klausimą ir nebijot užduoti klausimų. Tai prašom. Didelė džiaugas širdis, galant aplankyti per tekt prisidėti prie bažnyčios stogą ir fasadų. Leisiu, ką pat gimst. Iš tikrųjų labai svarbi veikti tverams. Apie žemaičius gal šnekėti be galo. Daugybę metų dirbam to darbą, būdindami Žemaitėjai ir svarbiausia būdindami Lietuvą. Džiauga širdis pirmiausia dėl to, kad dėjom iki tokį tašką, kad lietuvis mokėm žemaičių dainiau. Ir šiandien matėm buvo, ne? Ir te bloga. Apie grožį, kas į gražį kalbą, kam į grobį, kam negrobį kalbas, kas nori paskaityti grobę, pasiklausyti, kaip šnekokite. Bet paklausite, nu, ar graži kalba. Man atrodo, grožį samprat šitą kažkur sėtų iš kitų reikalų. Jeigu arbūzą aš pavadinsiu arbūzas ir pavadinsiu žemaitišką arbūzus, kas pasikeis? Skonis, forma, nieks nepasikeis. Vadinasi, čia į kažko. Aš babunėlę parašiau eilėraštį, bet nevarginsiu jūs. Su ilga eilėraštį tik tą pradį pasakysiu. Čia žemas krenkoise, būresle pylis, čia ciravo blezdingas, debesų skylis. Nuo kapskom. Taip ir brungėjai su žemaitės istorija. Ani dabar kažkur padėta, kaip aš sakau, toliai, giliai ir galbūt panaudojama tik tą ten, nu, kur kažkam reikia kažko pasakyti, bet ne apie Žemaitėją. Nepaprasta stipri žemė, istorinė Europos žemė. Tokie kaip Škotija, tokie kaip Velsus, tokie kaip Bretanija. Tik tai teik, kad mūsų kultūros politika yra tokia, kuri niveliau visko. Ir galvo, kad išniveliaudama padarys didesnį Lietuvą. Tai didelė panašiai ir, kad mes turėsim daugiau gulbynės, jeigu jie nupilsim vieną vandenį. Aš galvoju, jeigu mes jeno neįdėsim to, kas turi būti gulbynėje, skonėje, mes net nesriepsim. Išsivakščiusiam, kas dabar vyksta, ne?
Tai daug žemaičių kultūros draugiai ir tortų pagrindinių uždavinį, kurį jau, taip atvira pasakius, dėliuot daugiau kaip 30 metų. Baladuojasi visas duris. Į Seimus, vyriausybės, ministerijas, prezidentūras ir taip toliau, kol kas be atsaka. Bet ani neįvertin vien dalyką. Žemaitę, jeigu pradat, niek nepabaigti. Mes vis taip padarysim. Ir pamėginsim padaryti to, kad įteisinsim ne etnografinį regioną, nes Žemaitė nėra etnografinis regionas. Žemaitė ir istorinis Europos regionas. Ir ko jums sako, tai yra tik etnografija, tai jie to tik tą vieną tekstą, kad mūsų nebūtų. Iš tikrųjų, nepaprasta stipri žemė, labai sustipri istorija, labai stipri tapatybė. Ir aš pamėginsiu, mums sak per 45 minutės 800 metų papasakoti jums. Tai jeigu išdalinčiau 100 metų, kiek būtų laiks skėra, tai prabuočiai, kaip sak Žemaitę, jeigu nepasakysiu visko, bet pamėginsiu glaustai, trumpą pristatyti. Aš daug uždėjau užmirštą, klaustoką per vidurį Žemaitės istoriją. Ar jį užmirštą ar ne. Jeigu mes atsimenam, jį neužmirštą. Ani neišklausyta istorija. Ne? Tai vat pamėginsiu greitųjų būdų. Tai pavyzdžiui, dabar šiandien nenoriu šokti toliau. Nu, kažkoks nedros kompiuteris. O kodėl jis užspringa? Ar čia irkas? Visko patikrinom, padarysim mažą pauzę ir įvesim dar kartos, galbūt nudainų užsiklausė ir nabnor molis paklausyti, reiškia, pasakyti, va, taip ir vyko. Tai dabar mėginkiam pasižiūrėti, kas ta Žemaitė yra. Aš atsiprašau, aš tada sėdėsiu, gera, nes man nieka to knukėlį paspaudė. Žemaitė yra praktiškai visus Europos žemėlapius, kur yra Lietuva. Tokių žemėlapių esam surinkę per 300, kur yra Europos arba dalis, arba visa Europa, ir kur yra įrašyti Žemaitė. Esam suskaitmenėmi ir turim viltis, kad kada nors išlesim knygą, rimtą, gerą knygą, kur bus Žemaitė istorinius Europos žemėlapius. Ko gero, to mes padarysim. Tai jums paminėjams kartografijo Lietuvą, čia jums ir pamatyti, reiškia Litvaniją, matot, ir šalia jūs iškart matot nieko menkesnėm raidėm užrašyta Samogytė. Latiniška Žemaitė. Gyvenam tokio veiktuo, kur vėliausia esam paminėti tarp baltų genčių. O dėl ko? Dėl paprastos priežasties. Į raštą istorijai galėjai patekti, reiškia, to metą kelias. Vienas kels yra per prekybą, kada užsimezga tų tautų, kurios to raštą ryšė su tom, kurios ne to raštą, ne? Anei pamen, su ko prekiauja ir taip toliau. Ir kitas dalykas yra krikščionybė. Tai yra krikštas klaida. Taip pat susitink su gentim. Ir paskutinis kels, aiškiai, karą kels. Ne? Kad kažkur nukariavo. Ir taip pat rašo dokumentus, kokį kraštą nukariavo ir taip toliau. Tai Žemaitė ir paminėta vėliausia ne dėl to, kada nors nebuvo iki to laiko, bet dėl to, kada buvo pačiam baltų centre. Pirmiausia, žiūrėkit, atsirand Kulma, reiškia Riterių ordinas, tai yra dabartinė Mazūrijo arba Lenkijo, pradant nukariauti Prūsiją ir pobėžkį jod į priekį. Ne? Toliau pasižiūrėkim Latvijo, Ryga, iš Rygos pradant judėti, o Lietuvė jod ir kaip pirmus kontaktus to pirmiausia su Kijevo Rusija, su krikščioniška Rusija. Ne? Ir vat būtent dėl to mes turim, kad į Žemaitėj, kurį pačiam centre, visą tą informaciją vis tai 3 kelia aten vėliausia. Bet tai nereiškia Žemaitė ir nekeičiausi to veiklo.
Aš galvoju, kad dar įkeičiaus dėl paprastų priežastų. Jūs pasižiūrėkite, kas kokį mes turėjom situacijai. Jod krekšts kartu su krekštu Jod kryžiuočia, kuri neštau krekšt, ane? Ir mes matom vieną paprastą dalyką, reiškia. Siekis užkariauti Žemaitėją ir sujungti dvi jau užkariautas teritorijas. Prūsija, pietinė dalis Žemaitėjais, ane, jeigu žiūrėtumėm kontekste, ir šiaurinė dalis Livonija. Kad susijungtinom, nepaprastą svarbu buvo susijungtinom, trokdė vienintelę Žemaitę. Kap aša, kaip sakau, stovėjo, reiškia, gerklėje, nes pagrindinis susisiekėjams ir krašto vystyms to laiku buvo ne jūra, ne su laivelės menkas, kurį to laiku buvo, o sausuma. Tik sausuma. Ir vat jeigu pasižiūrėsim, 1253 metą Livonijos ordiną, Livonijos kryžiuočių, arba tiksliau kalavijuočių, reikia sakyti, ordiną modelis yra pakrikštyti Mindaugą, tai yra ne Lietuvos modelis. O būtent ordiną, Livonijos ordino modelis, pakrikštyti Mindaugą, sukeršinti su Žemaitės, nes Žemaitė nepriklausė Mindaugų niekada, va, ir iš krikščionišką karaliaus, uždėjus karūną ir pakrikštėjus, gauti teisėtą dovanų Žemaitėjai. Tas ir įvyksta. Tai dėl to aš sakau, nešventų, niekuomet leipas, reiškia šeštuos, dėl to, kad nematau jokį rekalą, švies Žemaičių pardavėjų už karūną. Nematau jokį rekalą. Tai to tik priėjom taudėjiną, kaip išeigėti dėjimą. Rem dažyti arba suodą tvarkyti ir taip toliau. Va. Tai va, žiūrėkit, kas gaunas. 1153 metą Žemaitėje, nors nevaldo Mindaugą, bet tai yra teisėta forma, būtent kryžiuočiams, gaunama ir dovanų ir dovanojimų pirmų to karaliaus dekreto. Dovanojimų Žemaitėje. Ne visi Žemaitėje. Žemaitėje iki Dubysas, tekontis, kad tas gabaliuks, kur lieka nuo Dubysas iki Nevėžės turintis ribos, ons pats pasiims ir nusikariaus to dar. Nes Mindaugas 2 kartus žygiavo Žemaitėje, abudu kartus gavo į skūrą, paskutinį kartans grįžo, reiškia, sužeisti stipriai. Ir mes matom tokį situaciją, kad jėga paim Žemaitėje, stepka paim visas kitas gentis, ons nepajėgusi. Nes Žemaičių jėga yra taip pat laba genčių stipriai. Ir kada Žemaitė pamatė, kad yra dovanuoti, kad Mindaugas sudaro sutartį su Livonija taiko sutartį, kurios laikos, Žemaitė paleik veinį, visišką veinį paleik. Mes turėjom nukariautą Prūsiją, nukariautą Livoniją, turėjom kaimynus iš rytų Mindaugą, kuris mumis užrašo ir prisežat ne vienu kareiviu Žemaitėje nepadėti. Ir taip iš tikrųjų buvo, nes istorika neron ne vieną tuo sutartėjai sulaužymų faktą. Žemaitė palik absoliučią veidą. Ir žiūrėkit, kas gaunas, aiškiai. Kol rašo apie to laikotarpį Gudavičius profesorius, kuris viena iš giliausių asmenybių, tuo laikotarpį tyrinėtojų. Prasidant vienišoji Žemaičių kova. Iš tikrųjų prasidant Žemaitėjais karas su kryžiuočiais, kuris užtrunka 200 metų. Iš kur Žemaičių tas toks užsispyrėjams, ne? Iš kur Žemaičių charakterė tas neskubėjams, greta kažko daryti. Dėl to, kad tai ir įaugė per laiką, būtent 10 kartų Žemaičių gyvena ištisiniam kare. Europos istorijų tokių dalykų nėra, bet ir mūsų vadovėlius tų dalykų nėra. Mes šnekam apie kažkokius pelėjus užėmėjimą, mes šnekam apie kokį nors žygį praėjimą, mes nešnekam apie kraštą gynybą. Žemaitė, matydami, kad palieka eini, unikaliausi dalykai padaro. Sudaro Žemaičių žemių konfederaciją. Jūs įsivaizduokite. Atskiras gentis, kurios tarpusavį pasojamuž. Dėl to, kad ne tik tai iš žemės ūkį gaudavo naudos, iš mešką gaudavo naudos, bet jeigu kaimyns biškiai nusilpa, ir iš kaimyn gal ateiti šiuo tuo. Ir toks genčių santykis, jis buvo natūralus tuo laiku. Ir įsivaizduoju, tuos grėsmės akivaizduos sugebėti, suvokti, kad Žemaitėje egzistencinė grėsmė.
ir anei susijung ir sukur Žemaičių žemių konfederaciją. Renk veina vadą su eibuo, atidaut kiekvieną ginti savo kariuomenę ir Žemaitei ginas ne kaip kaims, ne kaip kokį nors veina pilis, o kaip visus kraštus. Unikaliausias Europos, reiškia, kontekst istorinis įvykis. Ar mes turim istorijos vadovėlius? Ne, nėra. Ir būtent dėl to, kad jis sugebėjo susivienyti ir sugebėjo perlėpti Veinos genties interesus, Žemaitė sugebėjo atsilaikyti 200 metų. Tai unikaliausias dalykas prieš kol sugebėjo. Visi suvokam, kad galinga kryžiuočių kariuomenė buvo. Kad jie turėjo galingą aprūpinimą. Kad jie turėjo visos Europos pagalbą ir galėjo kveisti žygius. Aš daug ko atsakau, kas tai Žemaitė? Ir tas racionaloms, tas brandoms unikaliausias dalykas. Žemaitė 200 metų iki pat 1422 metų kariavom su kryžiuočiais. Žiūrėkim, kas daros. 1260 metų Liepos 13 dieną Telšiaus bus minima kaip tik svarbiausia Žemaičių ginklo pergalė. Dorbės mūšis. Tai lemiantis mūšis. Mūšis, kurio rezultatą lėmė, kad aplamai išlieka Lietuva, Žemaitė, Latvija, Estija, Lenkija ir taip toliau. Ar jie tai dalyką vadovėlius? Nerasi. Nerasi tų dalykų. O iš tikrųjų tai yra esminis dalykas. Ir žiūrėkit, kas daros. 1260 metą Livonija, reiškia viršau, Danija Kortalins ir nukariavus teritoriją, apačioje kryžiuočia, reiškia, tai yra Prūsija, suvieniai visas jėgas, Keiktorf, nuo visų pilių nuėjom kariuomenę, surenk Klaipėdoje, atvažiavo Švedijos karalaitis, atjuo, kaip sakant, reiškia, su kariuomenė, Danijos polkus paėm iš dabartinį Taliną, kur valda, ir ta didžiausia to metų kariuomenė, kaip monstrus, tor tekslą sutriuškin galų gal Žemaitėje. Žemaitėje kitos pagalbos netor, Mindaugo jokios pagalbos nėra, yra vėjinė, yra nesutelkti tos didelis jėgas, galvos sukalsiant už Žemaičius. Taip, kad nugalėjai Sembius. Sembius paskutinių galingų didelių sujungtų smūgių nugalėjai ir karaliaučiaus vardas, Königsberg, yra būtent atsiradęs nuo tuo paskutinį smūgį, tuo miestą. Ne? Tai vat, ir kas žiūrėkit Žemaitėje, yra Lietuva, Mindaugo valdoma dalis, kad įsivaizduotum, dėl ko Žemaitė sugebėjo atsilaikyti. Ir pažiūrėkit, kokie yra dalis Žemaitėjais, ne po menkesnį. O kariavimo gebėjimus Žemaitė pasirodo turėjo ypatingus. Ir Dorbės mūšis, tai yra lemiantis mūšis. Ir jeigu aš jums palyginsiu labai paprastą, kad suprastumėm, ko kovas lėmė. Saulės mūšis sutriuškins vien Žemaičių pajėgumą. Tverų, viens iš kunigaikščio, Vikings, vadovavom, reiškia, galingą kariuomenę Žemaičių ir sutriuškėm visą Livonijos ordiną. Nukal 48 riterius. Ir prie riterių prieiti labai sudėtinga, nes Veina riteriai saugo apie 60 metų. 60 žmonių saugo Veina riteriai. Ir nukal 48 riterius. Jeigu pažiūrėtum, ir visą ordiną sutriuškėm, ne? Jeigu pažiūrėtum 200 metų po 410 metą, kada ir Žalgiris, ir kada ir šaunamėja ginklą, ne? Kada Veino posėje susirenk visą Lenkijos kariuomenę, visą LDK kariuomenę, totorių samdyti pulką, ir į to pačiu posėje dar yra čekų riterių kariuomenė galinga. Viskas į Veino veiklo, susikaun su kryžiuočių draugase, ne? Su ta kariuomenė. Nukalama yra, taip žiauriai sakau, nukalama, reiškia, eliminuojama, galim sakyti, dar kaip nors, 200 riterių. Tai pažiūrėkit, kada nėra šaunamojo ginklo, kada nėra visos tos galybės iš korto kariuomenės surinkti kovą, Žemaitė, Dorbės mūšė sugeba eliminuoti 150 riterių. Įsivaizduotum, kokią kolosalią tai pergalę. Tik tai leido pradėti Herkaus Mantaus sukilėjimą, dėl to, kad buvo palaužta visą, reiškia, kryžiuočių ordino galybę. Dėl to, kad pėlis buvo beveik nebesaugomas, nes iš 10 nuėjusių kryžiuočių į Žemaitėją begrįžo Veinas. Tai įsivaizduoti, kokia galinga tai buvo, reiškia, ir būtent tai leido
sustiprėjo Lietuvos valstybė, o Žemaitė tapo visų baltų išsivadavimo simboliu. Į kol mes galėjom vienareikšmę didžiuotis, nes tai unikaliausias dalykas. Bet tuo mūšį pergalių ir reikšmės su Žeiburiu reikia iškuoti specialiuoju literatūru, kurią aš jums aiškiai pamėginu pateikti, bet ne jokių būdų vadovėlius. Tai o taip mes auklėjam savo jaunoj kartą, ne? Reiškia, arba dar geriau, kad reiškia, kai kurie parašo, kad tai buvo žemaičių kilmės lietuviai. Tai čia jau yra aukščiausias lygis, reiškia, pasiektas. Žiūrėkit, kas būtų buvo, jeigu Žemaitė būtų nesugebėjo laimėti mūšį. Pažiūrėk, ką būtų Europą susikloščius. Mindaugo Lietuva ir pažiūrėkit savo dydžių, savo galimybėm, savo resursas, gebėjimų telkti ir kryptim nukariauti visą tau kraštą, tai vienareikšmė būtų ištrynę visą tau lietuvėlę su visų Mindaugu ir vienareikšmė būtų perrašę visą rytų Baltijos kraštų likimą. Vienareikšmė. Taip, kad galim didžiuotis ir jeigu nuvažiuosite į Telšius, priesit prie Dorbės mūšį paminklą, ten rasit ir estišką užrašyti, kas į Dorbės mūšis, į latvišką užrašyti. Dėl vienos paprastos priežasties. Jeigu Žemaitė nebūtų, aš grįžtu atgal, jeigu Žemaitė nebūtų, reiškia, išsaugoję tuo gabalioką, Žemaitėjai savo, ir būtų paliekę tau sausumą susijungimą, vienareikšmę nei latvių kalbos, nei lietuvių kalbos, nei estų kalbos, nei žemaičių kalbos mes šiandien tikrai neturėtume. Vienareikšmė. Dėl to, kad germanizacijai tol, kol patyrė rusą, rytų sausumą per Žemaitėją judėjo iki Latviją ir Estiją. Ir pamatytum, ką atrodo estų veidą, kada jie atvažiavo iš Estijos, Telšiaus perskraitė estišką. Они šūkavo, iš džiaugsmą, gal tvertais kailį, kaip čia galbūt tokio tolybė, reiškia, estišką užrašyti. Žalgirio mūšis. Kiek aš batrų laikas man skaičiaus, nes aš neapsustosiu. Kiek? 20 minučių. Nu gerą, trumpins greičiau tada. Žalgirio mūšis. Aš pamėginu tų pamatėnių dalykų, kada ta Žemaitė pradėjo, reiškia, vystytis kaip atskiras europinis regionas. Tai va, tokiai dalyką pradėjo, reiškia, daryti įdomų žaidimą, kad mes turim Dorbės mūšį, kur Žemaitė aiškiai parodė, kad tai yra ne šiaip savo užkaras, kad tai yra jėga susitelkėjams ir tą veiką gint savo kalbą, savo savastį, papročius ir taip toliau. Žalgirio mūšis. O dėl ko, ar mes žinom, dėl ko įvyktas Žalgirio mūšis? Kas, gal esate čia istorijos mokytoja? Pasakyk, ar yra istorijos vadovėlius parašyti, kad pagrindinė priežastis yra Žemaitė. Žemaitėjais priklausomybė. Visą Žalgirio mūšį, reiškia. Ir kad Žalgirio mūšyje Žemaitė suvaidino fantastišką svarbų vaidmenį. Žemaitėjo, tai vis, reiškia, šitas profesorius Rakutis, karo akademijos profesorius, dabar, reiškia, apgynęs, reiškia, gana daug įdomių darbų, ir jis apie tus darbus, reiškia, kalba apie Žalgirio mūšį, kur sako, yra išlikę netgi įtvirtinimą pagal Romą. Kur Žemaitė prieš Žalgirio mūšį statė galingus įtvirtinimus, medžioja gyvūnus, ten laužus kūrė, žygūną lakstė iš vienos veicikėtą, buvo kariuomenė telkė, dėl ko tai buvo darom. Tai buvo darom tam, kad kryžiuočiai netelktų savo kariuomenės artei Lenkijos ir Lietuvos sienos, o kad galvotų, kad iš tikrųjų puolėms bus Žemaitėjais. Ir to pavyko padaryti. Žodžiu, atitraukė kariuomenį toliau kryžiuočiai, bijodami, kad iš tikrųjų susitikėjams kariuomenių, reiškia Lenkijos ir Lietuvos bus Žemaitėjo ir iš Žemaitėjais prasidės puolėms. Tai lėmė to, kad Jogailos kariuomenė ir Vytauto kariuomenė galėjo saugiai susitikti. Nes kryžiuočių pagrindinis planas buvo sumušti tas kariuomenės atskirai. Ir jiems ko gero tai būtų pavykę. Ir Žalgirio mūšis taip pat būtų rašęs, ko gero tai istorija. Taigi, matom tokių įdomių, reiškia, dalykų yra ir kaip ta Žemaitė dalyvavo, aš dabar pamėginsiu jums davėdą bėgį aukštesnį, reiškia, tai žiūrėkit, po mūšį Žalgirio prasideda įdomus dalykas. Iki Žalgirio mūšį iš viso Žemaitė niekaip
nepriklauso Lietuvai. Niekam. An yra teisėta ordino dalis. Ir tai užrašymą ten mes pasižadam, tai ir tiesiog nepasitikėjimą išraiška, kad ordinas niekuomet nepasitikėjai Lietuvą ir Lenkijos karalių ir vis laik prašydavo atnaujinti Žemaitijos dovanojimą faktus. Žinot, kad Žemaitijai pardavė mažiausia 7 sykius, reiškia ir kada lietuvė dalė susijaudant, kad Žemaitijai sako, čia pasus išsiledat žemaitiškus, kam reikės, visiems padarysim pasus, kad visi turėtumėt, nepargyvenkite. Va, sako, jūs čia atsiskėrsit, sako, nėra, myliai, nerasit istorijoje nė vieną faktą, kuriame Žemaitė būtų atsiskėrę nuo Lietuvos. Bet yra daug faktų, kad Lietuvė pardavė mums. Tai vat atsirom daug tokių įdomių dalykų, sakau, tai jeigu jums bus bloga, jūs vėl mums parduosit. Mes tai jūsų neparduosim, mes įrodėm, kad mes jūsų neparduodam niekur. Tai čia pajaukojim. Bet pats įdomiausias dalykas yra Torunės taika, 411 metą, kur pirmą sykį, žiūrėkit, nuo Mindaugo laikų, nuo Mindaugo dovanojimų, pirmą sykį Jogaila ir Vytautau leidžiama įeiti į Žemaitiją. 411 metas. Torunės taika po Žalgirio mūšio. Iki gyvos galvos. Bet niekas nepalieka nei Jogaila, nei Vytauto politinių teisių. Politinės teisės yra ordino. Tai žodžiu priklausomybė laikina ir tai leda. Kadangi leda įeit, toliau. Konstancijos susirinkėms leda Vytauto ir Jogaila atliekti krėkštą žemaičių, leida, ne anei atliek atjuoji, leida nims to dalyk padaryti. Anei 1413 metas apkrikštė, kad simboliška paskutinė Europos pagoniška tauta. Paskutinė. Ir kada rašo vadovėlius, kad paskutinė apsikrikštė į Lietuvą, malonu. Istorija sako, ne, 413 metą. 1100 metų praėjo, kol krikštas nuo, reiškia, Kazimiero, atsiprašau, ne Kazimiero, reiškia, nuo Milano ediktą, reiškia, kurį buvo išleidęs, reiškia, Romos imperatorius, Konstantinas Didysis, 313 metą, kada leid krikščionim laisvą išpažinti krikščionybę, Žemaitijai užbaigė. Per 1100 metų visos Europos kristianizavimo procesą. Fantastiškas įvykis. Fantastiška data. Ar ir vadovėlius? Nėra. Nėra. Unikaliausias dalykas, aiškiai yra. Toliau, dar veiks, aiškiai dalykas yra. Konstanta. Konstancija ir dabar tebestovi, ir jeigu turėsit galimybę aplankyti, tai iš Šveicarijoje tuo miestą įveins 5, 4/5 į Vokietiją. Tebestovi ta katedra, kur čia matot graviūro, 15 amžiaus. Tebie pirklių namą įvyka svarbiausias Europos 15 amžiaus įvykis. Konstancas visuotinis bažnyčios susirinkėjams, kur buvo sprendžiama, ką išgelbėti Europą. Nuo, vienas dalykas, nuo musulmonų, antras dalykas, nuo skėlusios bažnyčios, nes prasidėjo šizma, 3 popiežiai buvo, kurie viens kitą neklausė, ir turėjom absoliučių skėlėjimą Europą. Ir ten sprendės esminiai svarbiausia klausimą, ir ten 1415 metas Žemaitė, nauja krikšta, tus kur pakrikštėjome, 60 žmonių, 60 vyrų rimtų, kurie nujoja, perskaita katedro garsojo Žemaičių skulų. Ano pagrindų prasideda didelį diskusiją visom krikščioniškam pasaulyje, o kas tas yra, kodėl, reiškia, apsisprendėjams to atsirasti? Kodėl, reiškia, ne gal jėga krikštyti, kaip iki tol buvo? Būtent Žemaičių pavyzdžių, to skundo pavyzdžių, diskusijai prasidėjus atvedė to, kad šiandieną pagrindinė pasaulyje, reiškia, teisė, apsisprendimo teisė yra tapusi mūsų Dievu. Taip pat Žemaičių Dievu. Ar žinom to? Nežinom. Toliau važiuojam. Maža tuo, 417 metas taip pat, būtent
Konstancijos susirinkėjimų pavedimu įsteigiama Žemaičių vyskupystė. Visiška šalia, Varnėje. Ne? Šalia jūsų visiška. Žiūrėk, kas prasideda. Praėjom, pastatoma ir katedra, atsikur pasidar pirmosios bažnyčias ir taip toliau. Bet žiūrėk, dar vienas dokumentas, kurio taip pat nėra pas mūsų istorijoje nieko. O jis yra unikalus, visa Lietuvos istorija. 1421 metas popiežius Martins V pirms popiežius, kai nuverkytus 3 popiežius, kurį išrinka, veina, vėl veina. Tai pirmas buvo Martins V. Ir kai nuvažiuosit į Romą, nuėsit į Laterano baziliką, yra tokia fantastiška veita, nuėsit prie altoriaus pagrindinį, ten pamatysit tokią nišą, į to nišo ir onkapis Martyno V popiežių. Tas, kuris konkrečiai 21 metas išleis bulę Deus Mirabilis, kur pasveikint žemaičių tautą, priėmus krikštą, tapus krikščionišką, ir prisėjam žemaitėją ir žemaičius asmeniniam popiežiaus globon. Ar turėjom tokį faktą? Tikra, kad neturėjom. Va, tai aš mėginu jums tas faktus padėliuoti, kokia yra turtinga žemaitėjais istorija ir ką panir negražiai nustumta į šonai. Toliau pažiūrėti, dar po 2 mūšių, reiškia, po Torunės taikos, kur kalbėjau, 1422 metas, ne, žemaitėjai galų gali tam pirmą kartą, 1422 metas, Melno taikos sutartim tam integrali Lietuvos dalim. Tik 1422 metas. Toliau važiuokiam. Jūs pradėkite kosėti. Aš suprasme jau viskas, užtengesinti, reiškia, pasakyti, ačiū viskas. Reiškia, toliau žiūrėkite, privilegijas. Kas tos privilegijas buvo? Tai yra pats svarbiausias dokumentas, būtent žemės, istorinis žemės paliudijimas. Ir tokiai kiekvienas valstybės vadovas, kiekvienas karalius sudarydavo privilegiją žemaitėje prieš tapdams, prieš užsidėdams karūnę. O kaip tai įvyka? O tai įvyka labai paprasta. 1441 metas, praėjo jau nuo Žalgirio 30 metų, ne? Žemaitė niek neklausa. Tų valdovų iš Lietuvos, kaip įpratę gyventi, arba negyventi savo gyvenimą. Ir Kazimieras Jogailaitis surenka kariuomenę su patrankom ir šiandien tų žemaičių aiškinti, kad ons į valdovus. Ir jis susitink prie Nevėžio, prie istorinės žemaitėjais ribos. Ir ko jūs manot, žemaitė taip pat su patrankom atėjo. Nu, kokį kalbą šneki, tokį kalbą jie atsako. Ir taip sutvatina tau LDK kariuomenę, kada jie nešė muilą iš to lauką ir kaip parašyti, žemaitę užėmė mūšį lauką. Ir būtent po to mūšį, kada buvo sumušta LDK kariuomenė žemaičių, žemaitėje suteikiama yra privilegija. Žemaitėje tam kunigaikštystė, susitar su valdovu, sutar, kad kunigaikštį titulą žemaičių laikys kunigaikštis ir tas kunigaikštis, žemaičių kunigaikštį titulas išlieka iki 1917 metų. Ir carą titulatūro žemaičių kunigaikštis stebėjo. Tai kaip atsisakė uostą, tada aiškiai pasibaigė tas vis reikalas. Tai vat pasižiūrėkim, privilegijas tai buvo fantastiškas. Žemaitė, kaip parašyti, į žemaičius savo mokesčių rinkėjų nesiūsų. O tas reiškia? Savo pinigus tvarko, patys monetarinį politiką. Žemaitė pakviesti karą, bet stuosias tik po savo vėliavą. Ne po kokį svetimą vėliavą, o savo vėliavą stuosias. Daugybė unikalių dalykų yra tuos privilegijos. Ir 13 dieną telšius mes atvedėngsam Seimą su labai svarbia žodės iškaltas iš privilegijais.
bet čia ne tuveitų, čia aš taip pasakau, interpėjų. Kur bus pasakyta, tegu nieks žemaitams nedrįst prikėšti, kada nei kada nors kardų ar ognim buvo nugalėti. Žemaitė savo norų prisijung prie karūnos, bet tik su sutartom sąlygom. Ir taip, kad mylėjai, mes dabar ten iškalėjom, kad Vilniau išleist reikals, tai dabar Vilniaus eilė bus mums paaiškinti, kada aneitas sąlygas sutartas galų gal pradės vykdyti. Tai vat, jeigu pasivaizėtumėm žemėlapę, aš čia vedu labai daug tų žemėlapių ir surinkta, tiesiog viens iš Anau ir Paryžiau išleist. Ir kas įdomiausia, mes su Bumblausku dažnai pasiginčiam, bet gerovai. Kas į atlapus nekimbam, bet gerovai pasiginčiam. O nu, Anau pasakymsi, nėra, čia dar kažkas gyvena tokiai užmirštom rašytinį istoriją. Tai ir labai pavojingas kelias. Tai ir skaidyk ir valdyk politiką. Iš tikrųjų, tai yra žemaitė. Ir kad mes turėjom Kuršišką, kad mes turėjom ten dar galbūt kokį nors, sakykime, tuo krauju šiek tai taip, bet tai nereiškia, kad mes esam ne žemaitė. Mes esam žemaitė. Ir vat, pats įdomiausias dalykas buvo, kad žemaitė, o kaip jūs aksėnus nusistatysite? Tai aš galiu pasakyti, vienintelė žemė Lietuvo, kuri tor visas einas apibrėžtas konkrečia sutartim, tarptautiniam ir tiesiog kaimų kaimas visas įvardintas, tai ir žemaitė. Taip, kad su Seinom problemų nebus, mes kariauti nesiruošam. Statutą. Kas ta žemaitė? Pažiūrėk, visa žemaitė yra ne tik valdymo struktūro. Didžioji ponų taryba, kuri susideda iš 5 žmonių, kuri valdo iš tikrųjų visą LDK. 2 postą į žemaitėjus. Žemaičių vyskupą ir žemaičių seniūną. Tai va, kokį lygį tai ir žemė. Ir jeigu pasižiūrėsim statutą, kurį išėję, čia jį paims Zygmunt Vazas statuts, jūs pažiūrėt, visur parašyta apie visą žemės. Jeigu pažiūrėsim, reiškia Litvanę ir toliau pažiūrėkit, Samogityje. Visur yra. Visą laikytą mūsų valstybė susikūrė ant 2 pagrindų. Ant Lietuvos ir ant Žemaitės. Ant 2 istorinių žemė. Ir per visą istorinį dalyką visi yra. Anei dings tik 18 metais. Ir tai parodys aš toliau. Europos žemėlapė, pažiūrėk. Surinkom mes čia su miela tokia draugė, reiškia, mūsų archyvą direktorių, lakėmės po visus archyvus ir surinkom iš tikrųjų didelį medžiagą kartografijos. Čia ir, žiūrėk, Europos žemėlapis, 1743 metų. Anam rast Žemaitėje. Europos žemėlapį mes radom 17. Kur yra visa Europa su Žemaitė. Dar daugiau universitete radom rinkinius žemėlapį, kuris yra visa Europa, visa Azija ir Šiaurės Afrika. Ir ten į Žemaitė. Konstitucija 1791. Ir čia matom Litevskį, Ruskį, Žmutskį. Matom taip pat, kad yra, reiškia, Žemaitė. Žemaičių vyskupystė. Tai unikaliausias istorinis kontekstas. Jeigu ne Valončius, ne Žemaičių vyskupiai, apie kokį valstybės atkūrėjimą mes būtumėm šnekėjai. Supraskit, kad tada buvo ne tik okupuota valstybė, bet ten buvo jau praktiškai visiškai nugerdyta. Kol padarė Žemaičių, reiškia, ganytos, kaip vadinama, didysis Žemaičių ganytos. Ons pradat borti vieną dalyką – blaivybę. Bet blaivybės tikslas yra viens iš to, kad išblaivint tautą, bet pagrindinis tikslas yra pradėti telkti bendruomenę. Ir ta bendruomenė tus kovotoje, tai ne už blaivybę, už tikėjimą, už spaudą, anei yra tas dalykas, kas pradeda žadinti visą kraštą 18 metų įvykiams, valstybės atsikūrimo. Jeigu ne Valončius,